Sveiki visi, su jumis Finansų akademija ir aš laidos vedėja Šarūnė Petrošiūtė. Šiandien pakalbėsime itin svarbia tema, ar amžius yra riba norint kurti savo verslą. Tai visus klausimus susijusius su verslu ir amžiumi mums padės atsakyti Gvidas Ruskevič, kurį aš vadinu visiškai įkvepiančiu jaunuoju verslininku. Labas, Gvidai. Sveiki, ačiū už tokį pristatymą. Malonu, jog nusprendėte atvykti ir pasidalinti savo istoriją. Tai kol dar nepradėjome kalbėti apie tą amžių ir kada atsirado pirmasis verslas, tai kokioje situacijoje esate šiandien ir kiek šiandien jums yra metų? Taip, tai man šiuo metu yra 21, šiais metais lauksiu gimtadienio, su jais 22. Šiuo metu turiu savo vardu 4 įmones. Tai kaip ir tiek. O kada prasidėjo kelionė į tą verslumą? Kiek buvo metų, kai užgimė pirmasis verslas? Kelionė į verslą, tai čia taip jau tiksliai konkrečiai amžiaus negaliu įvardinti. Bet, sakykime, kad būdamas gal 13-14 metų, pamenu, pati pirma mintis buvo, tai buvau pradėjęs sportuoti, labai, gilinausi į sveiką mitybą, į sveiką gyvenseną. Ir tada atsirado ta mintis, kad, kaip ir visiems turbūt sportininkam, reikėtų papildus kažkokius gal vartoti, aišku, gal ne tokiam amžiai, bet pradėjęs vartoti tos papildus, pamačiau, kad daug kas šalia, sakykime, priedo prie savo darbo, tiek ir sporto salėse, tiek ir kažkur kitur, sakykime, kas su sportu dirba, patys pardavinėja tos papildus, turi galbūt savo liniją kažkokią išleidę. Tai pagalvojau, kad galbūt ir aš galėčiau, pasidomėjęs daugiau supratau, kad to niekaip nesugebėsiu, būdamas 13-14 metų. Ir vėliau kažkaip pagalvojau, kad gerai, papildų negalėčiau, galbūt galėčiau sudarinėti sporto mitybos programas. Aišku, tam trūko kompetencijos, bet, sakykime, sudarinėjau pirmas tas programas ir kiek dabar savo pamenu, tai čia turbūt pirmas buvo tas žingsnis link to, sakykime, verslumo, kada pradėjau pats kažką tai kurti, pardavinėti, sukurti vertę, sakykime, visuomenį. Ir kaip po to viskas vystėsi, nes idėjų buvo turbūt įvairių. Taip, tai sakykime, kada pradėjau, čia dėkim nuo tų programų, tai taip, idėjų buvo daug ir kada tu paimi tą pirmą verslą kažkokią, pirmą, sakykime, produktą ar paslaugą tu parduodi, gauni pirmus pinigus, tai aš manau jaunam žmogui, kuris mokykloje dar yra, kuris, kaip ir apie verslą nieko dar nežino, esmė yra tik tais gauti pinigų, tai mane tas labai motyvavo. Tai yra, aš gavau pirmus savo pinigus, kuriuos pats uždirbau, net ten, sakykime, tėvai ar seneliai davė. Ir kada aš pamačiau, kad aš galiu uždirbti, aš pradėjau galvoti apie tai, iš kur galima dar daugiau užsidirbti. Ir ieškojau kitų tų būdų, bet visada atsitrenkdavau į sieną dėl to, kad trūkdavo kažkokių žinių, įgūdžių, sakykime, jeigu sugalvodavau kažkokią idėją, tai grįžtu atgal prie tos situacijos su maisto papildais ir panašiai, tai kadangi aš to neišmanau, aš nesu tos srities specialistas, tai natūralu, kad aš ir negalėčiau to daryti, negalėčiau parduoti produktą, apie kurį aš nieko nežinau. Tai daug tų idėjų buvo ir realiai nieko labai didelio tokio ir toliau nebuvau sukūręs, nebuvau pardavęs. Iki kol suėjo 17 metų ir priėjom prie programos, kurią pasiūlė mano ekonomikos mokytoja, tuometinė mano auklėtoja. Tai pasiūlė programą Junior Achievemento ir kažkaip nuo to ir prasidėjo tas, kaip aš sakau, tikro turbūt verslininko kelias, kada jau atsirado ne tik tas noras, sakykime, tik tais parduoti, gauti pinigus, užsidirbti, bet atsirado noras ir mokytis, nes buvo, sakykime, programos metu natūraliai, nesakyčiau, kad įskiepytas tas požiūris, bet jis turbūt natūraliai atsirado iš to, kad
norint sukurti didesnę vertę, norint uždirbti daugiau pinigų, reikia būti geresniu specialistu. Kada būni geras specialistas, tada manau, kad bet kurioje srityje galima kurti verslą ir tikrai jisai bus sėkmingas. O kokie įgūdžiai išskirtum, jog buvo pagrindiniai ir labiausiai reikalingi norint kurti savo verslą? Tai mano atveju tie įgūdžiai nebuvo taip, kad aš, sakykime, atėjau visiškai plikas basas, be jokių pagrindų, be įgūdžių ir čia man davė vadovėlį ir dabar mokykis verslo. Aišku, mokyklai vis tiek yra ugdoma kažkiek ir ten komandinis darbas, tai yra ten kažkokie projektai ar dar kažkas grupėse, bet turbūt svarbiausias man įgūdis, kurio man teko mokytis, tai kadangi aš buvau tuo metu išrinktas komandos kaip vadovas tos mokomosios bendrovės, kuris šiaip nebuvo tikras juridinis asmuo, bet tai buvo pradžia. Bandymas daryti verslą, užsiimti verslą. Taip, tai sakykime, bandymas daryti verslą, taip prieinant prie to tikro, pirmas toks prisilietimas prie tikro verslo. Tai įgūdis turbūt svarbiausias, kurio man reikėjo mokytis, nes aš galvojau, kad aš tai sugebau, bet kada prasidėjo realus darbas, tai supratau, kad labai trūksta to įgūdžio, tai buvo vadyba. Tai vadyba turbūt, kada jaunam žmogui pasakoma šitas žodis, aš manau, bent jau kai man pasakė, tai yra vadovavimas. Tai vadovavimas tai yra tu dirbk, tą daryk, o aš pasidėsiu, palauksiu, kol jūs padarysit. Tai kada pradėjau mokytis, kaip veikia verslas, iš ko jisai susideda, kad vadovo darbas nėra tik tais atsisėsti ir vadovauti, sakyti, kas ką turi daryti, bet labiau inicijuoti darbą. Tai yra būti ne bosu, o to būti lyderiu, ta prasme, kad užvesti komandą ant kelio. Ir kada komanda yra motyvuota vadovo, kada tu inicijuoji tą darbą, parodai, kaip jį reikia dirbti, ir kad nuo to realiai yra gaunami kažkokie tai rezultatai, ne tik, kad aš sakau, kad mes padarysim ir viskas bus gerai, bet kada iš tikrųjų aš padarau darbą ir komanda mato tą rezultatą, jie patys yra suinteresuoti tą darbą padaryti ir galbūt padaryti geriau negu aš. Ir tada aš manau atsiranda tas, jau įsijungia tas kaip vadybininko, kaip vadovo, sakykime, pareigos normalios, kada jau vyksta darbas ir tada tik tais iš esmės žmogui iš šono, tai aišku, atrodytų, kad tai yra tik tais darbų skirstymas. Bet be to yra ir sakykime, ir laiko planavimas, ir finansų, strategijų kažkokių kūrimas, išteklių panaudojimas, tvarumas, komunikacija, kas turbūt mano akim šiai dienai yra svarbiausia vadovo darbe, tai yra tvari komunikacija. Bet klausant, jaunam žmogui turėti visus šiuos įgūdžius, turbūt labai sudėtinga. Tai ar pačioje programoje jums buvo suteikiamos kompetencijos, žinios ir kaip tai privedė prie pačios idėjos gimimo, nes jūsų verslo ta idėja yra visiškai unikali, sakykime taip. Taip, tas įgūdžių bagažas, kurį, kaip aš sakau, turėtų turėti geras, sėkmingas verslininkas, jisai labai didelis. Mano atveju tai tikrai nebuvo, kad viskas įvyko per metus. Tai tikrai taip programą išmokau daug, galbūt net ne kaip verslininkas, bet kaip žmogus, kaip augantis žmogus, jaunas žmogus, kuris nori tobulėti. Ir kada aš pamačiau, kur yra mano silpnosios vietos, tai yra, sakykime, vadyba, komunikacija, laiko planavimas galų gale. Mes, kada esam jauni, tai aš manau, kad turbūt praktiškai kiekvienas ir darbus mokykloje pasilikdavom paskutiniai dienai, ir kontroliniam ten ruoždavomės vos ne per pertrauką likus iki kontrolinio ir panašiai. Tai aš sakyčiau, kad galbūt jaunam žmogui reikėtų pradėti būtent nuo to laiko planavimo, nuo disciplinos. Nes kada tu supranti, kaip tu gali kontroliuoti savo laiką, tada iš tikrųjų labai lengva yra ir dirbti, ir mokytis, ir tuo pačiu kažkaip save tobulinti tiek iš vidaus, tiek iš išorės. Ir tada galbūt mes jau išvengiam, kaip jauni žmonės dar tuo metu, mes išvengiam streso didelio, kurį, aš manau, patiria jaunas verslininkas, tai tikrai to streso yra daug, kadangi tu jaunas, tu mažai žinai, tu pradedi savo pirmą verslą,
į tave iš visuomenės galbūt požiūris nėra toks geras, nes iš tavęs visuomenė daug nesitikė. Nes tu esi jaunas, tai reiškia mažai kompetencijos ir kažkokios patirties sukauptos. Tai aš manau, kad būtent reikėtų jaunam žmogui, kuris pradeda tą verslą, tai susitvarkyti savo laiką, susiskirstyti darbus, kada ką reikia padaryti. Ir mano atveju tai laisvu laiku ir buvo tas savęs tobulinimas, kad galėčiau būti ne tik šiaip geras žmogus, ta prasme gyvenime, patikti šeimai, draugams, bet ir būti geras vadovas ir verslininkas. O kaip gimė pati idėja? Taip, idėja, tai aš visų nuopelnų tikrai negaliu savo prisimti. Kad ir kaip norėčiau, tai kiekviena įmonė, kiekvienas startuolis tai yra komanda. Tai aš manau, kad be komandos niekaip ir tuo metu komanda mano buvo didelė, buvo 8 žmonės ir idėja, kaip pati idėja kilo, tai mūsų produktas yra tirpios arbatos guminukai. Tai mes galvojom iš tikrųjų tuo metu per programą, turėjom labai gerą mokytoją, kuris skatino sukurti kažką, ko, sakykime, galbūt nėra. Ir pamenu, mokytoja sakė, kartais nebūtina dviračią išradinėti antrą kartą. Tai mes kažkaip užsikabinom ant tos minties, kad galbūt nereikia, sakykime, kažko tai sukurti tokio, kas iškart pakeistų pasaulį. Bet mes galvojom šiek tiek apie paprastesnius dalykus ir kažkaip tiesiog pagalvojom, kad, vėlgi, aš grįžtu prie to, kad nereikia kažko naujo atrasti. Tai buvo situacija tokia, kad mano kolega vėlavo į mūsų susirinkimą, jisai kaip ir buvo vienas iš paskutinių, kadangi mums reikėjo idėjos programai, mes jos neturėjom ir ten liko savaitę kažkas tokio ir mes tos idėjos neturėjom, galvojom, kad nieko nesigaus, į programą nenueisim, žodžiu, neturim nei idėjos, nei produkto, nieko. Ir mano kolega, kuris vėlavo į susitikimą, parbėgo visas uždusęs. Jau mes ten kaip ir per tą susirinkimą nusprendėm, kad toliau kaip ir nieko nedarom, nes, kaip ir viskas, mes čia nieko neturim, tai gal kitais metais pabandysim. Ir mano kolega įeina visas uždusęs, sako, atsiprašau, kad vėluoju, bandžiau darytis arbatą, žodžiu, pabiro visus arbatžolės, nepasidariau nei arbatos, visas piktas, nepatenkintas. Ir tada kažkaip susėdom ir natūraliai per tas likusias gal 10-15 minučių, kurias turėjom susitikimo, tiesiog gimė idėja, kodėl nėra arbatos be arbatžolių. Ir realiai taip ir atsirado arbatukai. Tai tuomet sekė ir visi bandymai? Taip, jau bandymai buvo po to. Tai čia, sakykime, kada tu sugalvoji idėją, viskas atrodo labai, labai gražu, labai, kaip pasakyti, labai gerai, labai viskas pasiseks mums ir taip toliau, ir taip toliau. Bet kada buvo pirmas prisilietimas prie paties produkto, sakykime, kūrimo, prototipavimo, tada jau viskas nebeatrodė taip gražu, todėl kad mes jau, sakykime, atsiremiam vėl į tą pačią sieną, kaip aš, būdamas 13 metų su ten kažkokiais papildais, tai kad mums trūksta kompetencijos. Mes nežinom, mes nesam maisto technologai, mes nesuprantam tų dalykų, kaip reikėtų pagaminti tokį produktą. Ir natūralu, kad kada tu kaip vadovas nežinai, ką daryti, nežinai, kaip išspręsti šitą problemą, tavo komanda yra demotyvuota. Ir tada gaunasi taip, kad nėra produkto, nėra kam tą produktą pagaminti, nėra net kam prototipą padaryti. Tai mes pradėjom ieškoti kažkokių variantų, kaip bent jau arčiau to produkto, kokį mes įsivaizduojam būti. Ir tai buvo, programa prasidėjo rugsėjį, mes panašiai gruodį turėjom kažką panašaus, bet vėlgi tą guminuką užpylus su karštu vandeniu, tai jeigu dabar parodyčiau, tai turbūt žiūrovai žiūrėdami apsivemtų. Tai buvo labai iš tikrųjų baisus produktas, labai nesigavo mums. Bet kas iš to gero buvo tai, kad mes supratom, kad mes žiūrim ne į tą pusę. Ir pamenu, buvo kalėdinis laikotarpis irgi tuo metu. Ir taip gavosi, kad komanda jau nusiteikusi toliau nebetęsti mūsų šito projekto. Ir aš sugalvojau, tiesiog pasižiūrėjau daug visokių vaizdo įrašų, kaip yra gaminami tam tikri maisto papildai, kaip yra sukietinamos tam tikros medžiagos, kad paskui būtų galima tą atgalinį procesą gauti, atgalinį produktą. Ir
pastebėjau, kad yra naudojama, sakykime, kažkur yra naudojama želatina, kažkur yra naudojamas ten pektinas ir panašiai tirštikliai. Ir radau sprendimą. Iš esmės gavosi mūsų pirmas produktas, kuris kaip ir buvo arčiau to, ką mes įsivaizdavom, bet tai nebuvo tai, ko mes norėjom, todėl kad skonis ir kvapas to produkto tikrai nebuvo geras. Jisai netiko parduotuvė lentynom, bet su to produktu mes vis tiek toliau tęsiam, jį iš tikrųjų bandėm pardavinėti, kažkiek pardavėm, kažkiek nepardavėm, stengiamės tobulinti tą receptūrą. Ir ta formulė iš esmės jinai nebuvo bloga, tiek, kad mūsų galbūt gamybos sąlygos nebuvo tinkamos. Ir mes, būdami dar mokykloje, daug dalykų nežinojom. Tai nei mes laboratorijas kažkokios turėjom, kad pasibandyti tą produktą ar sakykime, kaip jį ištestuoti tinkamai. Tai mes viso šito neturėjom. Tai taip ir gavosi, kad tas rankų darbo produktas jisai mums nesigavo toks, kokio mes norėjom. O kaip buvo su požiūriu? Jūs jauni žmonės, turi idėją, turi ambicijų, nori įgyvendinti veiklas. Ar gavot kažkokių neigiamų reakcijų, jog esat jauni būtent dėl savo amžiaus? Taip, tai čia iš tikrųjų gera istorija yra su šituo, nes mumis ne to, kad pakvietė, iš tikrųjų mes patys ieškom partnerių, nes supratom, kad mes galbūt negalim to padaryti ir produktas blogas ir dar už didelę kainą. Tai tas požiūris į mumis, taip, mes turim produktą, kuris ne visai geras, natūralu, kad visą tai atsiliepia iš to, kad mes esam jauni. Tai tikrai ir mokytojai, pamenu mokykloje, ir tėvai, ir tiek mano, tiek kitų komandos narių sakė, kad mes negalim to padaryti. Ir mes to negalėsim padaryti, mums reikia pagalbos iš šono, arba mes, sakykime, turim mokytis maisto technologijos, kad mes galėtumėm tą produktą patys padaryti. Ir mes ieškom partnerių, mes suradom vienus arbatos gamintojus Lietuvoje, ir tikėjomės su jais vesti partnerystę dėl to, kad mums, sakykime, tiektų žaliavas pigiau, negu kad mes perkam mažmeną. Ir atsitiko taip, kad mes tikėjomės, kad su mumis nekalbės, bet jie kalbėjo su mumis ir vėliau gavosi taip, kad iš tikrųjų mes gavom pasiūlymą, kuris buvo, mums tuo metu atrodė, kad tai geras pasiūlymas, bet iš tikrųjų mumis šiek tiek kaip ir pasinaudojo, dėl to, kad mes buvom jauni ir iš tikrųjų pasiūlymas vėliau jau po kažkiek laiko, tai gal po metų, lyginom kainas su realiu pasiūlymu, kokį duoda kitiem partneriam, tai paprasčiausiai buvom apgauti ir tiek. Tai turbūt buvo vienas iš skaudesnių tokių situacijų man kaip vadovui, nes aš kaip ir galvojau, kad mes radom kažkokį sprendimą. Ir tuo pačiu atsirado iš mūsų pusės šiek tiek nepasitikėjimas aplinka, kadangi mes kaip ir nesitikėjom, kad taip mes jauni, viskas su tuo aišku, mumis galbūt taip ir žmonės, ir visuomenė, ir rinka, sakykime, pati verslo nelabai pasitikė. Bet mes tikėjomės, kad jeigu mes kreipiamės pagalbos, mums ta pagalba bus suteikta. Bet jūs radot sprendimą vis tiek? Taip, tai buvo daug vėliau žinoma, bet taip, mes radom sprendimą. Tai kadangi mes sprendimų ieškojom Lietuvoje ir dėja Lietuvoje tų sprendimų nepavyko surasti, tai mes suradom jau daug vėliau. Įsteigę tikrą juridinę asmenį. Suradom partnerių Šveicarijoje, su kuriais iki pat dabar labai draugiškai bendraujam, labai šiltas bendravimas ir tikrai puikia partnerystė. Tai jie mums padėjo išvystyti produktą tokį, kokį mes jį turim šiandien. Ir iš tikrųjų produktas gavosi netgi geresnis, negu mes tikėjomės, negu patys mūsų partneriai tikėjosi. Ir nežinau, dabar ir mes, ir produkto vartotojai yra labai patenkinti tuo. O komandos dydis pasikeitė ar išliko toks pat? Taip, tai nuo programos laikų, iš esmės, jeigu grįžtumėm nuo programos, tai yra nuo tada, kai man buvo 17 ir kai man dabar yra 21, tai komandos dydis nepasikeitė skaičiais. Bet per visą laikotarpį tai buvo tų pokyčių, tai mes po programos likome 3 ir automatiškai buvo daug sunkiau, nes kada yra daug nuomonių, yra truputį didesnis tas spektras
ir lengviau išsirinkti kažkokį geresnį sprendimą. Kada mes esam trise, tai sunku surasti tą tinkamą, sakykime, sprendimą, nes ir diskusijos labai didelės kažkokios negali turbūt surasti, sakykime, mano atveju su 2 žmonėm. Bet negaliu tikrai sakyti, kad blogai sekėsi, tikrai dirbom ties kitais dalykais, tai kada jau turėjom, sakykime, produkto prototipą, tada dirbom ties kitais dalykais. Tai mūsų prekinis ženklas, mūsų komunikacija, socialiniai tinklai, tai ką mes, sakykime, planuojam ateityje, finansai, strategijos. Ir kada mes visą tai turėjom, mes buvom pilnai pasiruošę priimti investuotojus. Ir investuotojus radę, iš tikrųjų tas procesas labai pagreitėjo ir mes jau dabar šiuo metu dirbam visai neblogai. Tai Gvidai, taip atsakant į klausimą, ar amžius yra riba, norint kurti savo verslą? Aš manau, kad tikrai ne, nes taip, spaudimas, kada tu esi jaunas žmogus, jisai yra didesnis. Bet aš sakau iš savo pusės, iš savo patirties, kad tu kaip žmogus daug greičiau užaugi, tu kaip verslininkas daug daugiau ir greičiau pasiekė ir tada, sakykime, man būnant 21 metų, man nebaisu eiti į kitas įmonės, kalbėti, prašyti pagalbos ar, sakykime, siūlyti kažkokį variantą bendradarbiauti, dėrėtis galų gale dėl tam tikrų, sakykime, produktų kiekių, kainų ir panašiai. Tai tikrai amžius tikrai nėra riba ir tikrai skatinu visus jaunus, kurie nori pradėti savo verslą. Tai ačiū Gvidai, jog prisijungiai, pasidalinai savo patirtimi ir su jumis šiandien buvo laida Finansų akademija. Prisiminkite, jog amžius nėra riba ir įgyvendinkite savo svajones. Iki.